Labas visiems, noriu pristatyti žibintuvėlį Alpina Sport. Jis yra 3 padėčių, kaip matome, yra taip ta klipsa vadinama ar kaip. Galiu pasakyti, ant diržo jin gana stipri. Labiau gal tiktų prie kišenės, prie švarko kažkur prisikabinti. Taip, kągi. Jau matosi, pats lęšis yra visiškai apsaugotas. Jį galima pastatyti taip ir nebijoti, kad stiklas susibraižys. Įjungimas prožektorių taip pat yra apsaugomas. Tai apsaugo nuo atsitiktinio įsijungimo, daleiskim, tai yra kuprinėje ar kišenėje ar dar kuris pats nenusispaus. Ganėtinai giliai reikia įspausti. Taip. Matome, yra apsauginis guminis vožtuvas. Na, kai rašoma instrukcija, tai jis apsaugo nuo vandens. Nežinau kokio gylio, nesu bandęs. Na, jis man ir netam bus skirtas. Iš šitos pusės. Va, jeigu jau matosi, taip pat yra štai čia apsauginis guminis vožtuvas. Taip kad apsaugo iš abiejų pusių. Užtenka vienos A klasės akumuliatoriaus. Taip, va. Yra 3 padėčių. Stipriausias, jeigu jau matosi, šiek tiek silpnesnis apšvietimas, tai vadinasi stroboskopas. Nesuprantu, kam šita funkcija reikalinga. Nu, jei ką žinot, parašykite, kam jin skirta, nes man atrodo, kad jin visiškai beprasmiška. Pažiūrėkime. Storiausiai žibintuvėlio plotis yra, na, sakykime, 26 mm. Nu, ploniausio galima sakyti 21. Aš nebepataikau. Na ir pačio žibintuvėlio ilgis, na, 92 mm. Tai va. Pačio lęšio diametras ne taip jums nebus matyti, atsiprašau. Na, nežinau, matas. 18. Tai va. Minutė. Vai, šau. Nacionaliūna. Na, o svoris patys pažiūrėkit koks. Matote, visiškai nieko nesveria, nors korpusas yra metalinis. Nepamirškime, dar pažiūrėkime, koks jo svoris be akumuliatoriaus. Nemetalinis, šitoks kaip duraliuminis korpusas. Tėlė. Taip.
Tikiuosi jūs matote. Čia be akumuliatoriaus. Taip. Tai va, parašykite apie tą trogoskopą ar troboskopas, kaip jis ten vadinasi, aš tiksliai net nežinau. Gal jūs žinote, nes visuose žibintuvėliuose dabar yra šita funkcija, nors man atrodo, kad jin tikrai niekam nereikalinga. Dar kas čia, štai. Matote šitą pagalbą. Šitą pagalbą, matosi, keičiasi apšvietimas. Tai apšvietimo kampas. Šitoks daleiskim, nu čia iš arti, iš toliau aišku jis yra didesnis. Ir galima va taip reguliuoti. Tiek va čia silpnesnis apšvietimas, taip pat čia viskas tas pats. Ir tas stroboskopas, taip pat jį spinduliu apšvietimo galima reguliuoti. Atminties, tai va, pasakykite, kam šita funkcija reikalinga, nes aš tikrai nesuprantu. Šitas prožektorius atminties neturi, jau šitoj funkcijai užgesinai, tai šitoj funkcijai ir uždegsi jį vėl. Su atmintim, ką žinote, tai yra su atmintim, kokioj funkcijai užgesinai, daleiskim ant stroboskopo, jis ir įsijungs šitoj pozicijai. Jis atminties šitas neturi. Kągi, komentuokite dėl stroboskopo. Ačiū už dėmesį. Iki kitų susitikimų.